Aš esu Gintaras, jūsų virtualus asistentas. Šiame vaizdo įraše pristatysiu, kaip teisingai ir nuosekliai pateikti užsakymą CPO LT elektroninio katalogo metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų modulyje. Vaizdo instrukcija padės jums lengviau perprasti sistemos veikimą bei užtikrinti, kad užsakymo procesas vyktų sklandžiai ir pagal nustatytus reikalavimus. Kviečiu žiūrėti toliau. Norėdami įsigyti metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugas, prisijunkite prie savo vartotojo paskyros CPO LT kataloge. Formuojant užsakymus kataloge, naudokite Mozilla Firefox arba Google Chrome naršykles, nes kitų naršyklių katalogas nepalaiko ir užsakymas gali būti užpildytas netinkamai. Pirmą kartą jungiantis, būtina patvirtinti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Prašome susipažinti su tvarkymo sąlygomis. Jei sutinkate, patvirtinkite. Skirtuke Katalogas specializuotų prekių ir paslaugų grupėje pasirinkite modulį Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos. Paspaudę dvi nuorodas pirmyn, būsite nukreipti į krepšelio formavimo platformą. Modulis Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos suskirstytas į 3 kategorijas. Pirma ir trečia kategorija papildomai suskirstyta į 2 pirkimo dalis. Pasirinkite jums aktualią kategoriją ir spauskite pirmyn. Pasirinkę pirkimo dalį, susipažinkite su techninė specifikacija. Taip pat čia matysite, kiek tiekėjų siūlo tokias paslaugas. Spauskite piktogramą įdėti į krepšelį, ji pasikeis iš raudonos į žalią. Taip bus suformuotas užsakymo krepšelio numeris ir būsite nukreipti į užsakymo formavimo langą. Atkreipkite dėmesį, atskirai varžomasi dėl viso kiekvienos nurodytos matavimo priemonės paslaugų kiekio. Pirkimą laimėjus skirtingiems tiekėjams, su kiekvienu jų sudaromos atskiros pirkimo sutartys. Primenu, kad už duomenų teisingumą yra atsakinga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas. Pildant užsakymą, pirmiausia pažymėkite, ar pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis pagal pateikiamus atsakymų variantus. Jei pirkimas neskaidomas į dalis, nors jo vertė didesnė nei tarptautinio pirkimo vertė, būtina įrašyti pagrindimą arba įkelti rinkmeną. Susipažinkite su užsakymo formavimo lange naudojamais paslaugų trumpiniais. MPP – tai matavimo priemonės patikra, KP – kalibravimo paslaugos, kurias teikia akredituotos kalibravimo laboratorijos. Užpildykite informaciją būtiną krepšelio formavimui. Nurodykite matavimo priemonės pavadinimą, tipą arba modelį bei matavimo priemonių kiekį vienetais. Pažymėkite matavimo priemonės patikros ir kalibravimo paslaugų atlikimo vietą, matavimo priemonės eksploatavimo vietoje arba tiekėjo nurodytų adresų arba adresais, kai matavimo priemonę pristato pirkėjas, arba tiekėjo nurodytų adresų arba adresais, kai matavimo priemonę iš pirkėjo pasiema tiekėjas, arba tiekėjo nurodytų adresų, kai miestas sutampa su pirkėjo adreso miesto teritorija, o matavimo priemonę pristato pirkėjas. Pasirinkite matavimo priemonės patikros rūšį – pirminė patikra, periodinė patikra arba neeilinė patikra. Jei pasirinkote periodinę patikrą, nurodykite matavimo priemonės patikros periodiškumą – kartai per mėnesius. Užsakovo pasirinkimu pildomi toliau nurodyti duomenys. Detalizuota matavimo priemonės patikros apimtis, pavyzdžiui, tikslumo klasė, paklaidos vertė, matavimo ribos arba matavimo neapibrėžtis, reikalavimas nuriebalinti deguonies manometrus prieš patikrą ir kiti. Nurodykite preliminarų arba maksimalų matavimo priemonės patikros kiekį kartais sutarties vykdymo metu vienai matavimo priemoniai. Įsidėmėkite. Preliminarus arba maksimalus kiekis bus nurodytas automatiškai priklausomai nuo užsakovo bendrosiose užsakymo sąlygose pasirinkto sutarties tipo, vertės arba kiekio. Taip pat įrašykite vienos matavimo priemonės patikros maksimalų įkainį. Nurodykite kalibravimo paslaugų periodiškumą – kartai per mėnesius. Užsakovo pasirinkimu pildomi toliau nurodyti duomenys. Detalizuota kalibravimo paslaugų apimtis, pavyzdžiui, tikslumo klasė,
paklaidos vertė, matavimo ribos ar matavimo neapibrėžtis, užsakovo sprendimo taisyklė ir kiti. Nurodykite preliminarų arba maksimalų kalibravimo paslaugų kiekį, kartais sutarties vykdymo metu vienai matavimo priemoniai. Įsidėmėkite. Preliminarus arba maksimalus kiekis bus nurodytas automatiškai, priklausomai nuo užsakovo bendrosiose užsakymo sąlygose pasirinkto sutarties tipo, vertės ar kiekio. Toliau įrašykite kalibravimo taškų kiekį sutarties vykdymo metu vienai matavimo priemoniai. Nurodykite maksimalų vienos kalibravimo paslaugos įkainį. Atkreipkite dėmesį. Konkretaus pirkimo perkamų paslaugų maksimalūs įkainiai yra nurodomi be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Sistema automatiškai paskaičiuos pirkimo dalies maksimalio kainą eurais be PVM ir su PVM. Įsidėmėkite, jei planuojate įsigyti matavimo priemonių patikros ir kalibravimo paslaugas ne vienai, o daugiau turimų priemonių, paspaudę nuorodą užsakymo formą importuojamų duomenų pateikimui, galite atsisiųsti Excel formą, ją užpildyti ir per nuorodą importuoti duomenis iš failo, importuoti tiesiogiai į formuojamą krepšelį. Užpildykite pirkimo sąlygos, kuriomis norite įsigyti paslaugas. Nurodykite pasiūlymo pateikimo terminą nuo 8 iki 15 darbo dienų, paslaugų teikimo laikotarpį nuo 1 iki 36 mėnesių. Pasirinkite paslaugų suteikimo terminą transportuotinoms matavimo priemonėms, netaikoma arba nuo 3 iki 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai užsakovas pristato matavimo priemonės tiekėjui arba tiekėjas pats jas pasiema iš užsakovo. Nurodykite paslaugų suteikimo terminą stacionarioms arba netransportuotinoms matavimo priemonėms. Netaikoma arba nuo 3 iki 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Taip pat nurodykite pirkimo sutarties tipą – kiekio arba vertės išpirkimas. Kiekio išpirkimo atveju taikomas įsipareigojimas per sutarties galiojimo terminą nupirkti nuo 50 iki 100% kiekvienos sutarties priede numeris 1 pasiūlymas nurodytų paslaugų vienetų. Vertės išpirkimo atveju įsipareigojimas per sutarties galiojimo terminą nupirkti paslaugų sudarančių nuo 50 iki 100% pradinės sutarties vertės. Nurodykite, ar pirkėjas pageidauja iš tiekėjo gauti patikros sertifikatą, kai šio sertifikato pateikimas nėra privalomas pagal taikomas matavimo priemonės patikros metodikas. Pažymėkite ne arba taip. Nurodykite pasiūlymo vertinimo kriterijų pagal mažiausią kainą arba pagal kainos ir kokybės santykį. Pasirinkite paslaugų teikimo vietą arba vietas. Atkreipkite dėmesį. Užsakymo lange matysite visus perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto nurodytus adresus CPO.lt elektroninėje sistemoje. Pažymėkite vieną ar visus adresus, kuriais reikia suteikti paslaugas. Nurodykite PVM tarifą – 5% lengvatinį arba 21% standartinį. Nurodykite, ar bus reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė, kai planuojama pirkimo sutarties vertė didesnė nei 15 000 eurų su PVM. Pažymėkite ne arba taip. Pasirinkus taip, nurodykite pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydį nuo 5 iki 10% nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Taip pat nurodykite, ar tiekėjas privalo laikytis viešųjų pirkimų tarnybos parengtų viešai skelbiamų tiekėjų etikos kodekso 49 punkte numatytų įsipareigojimų. Pažymėkite ne arba taip. Nurodykite užsakovo kontaktinį asmenį – vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Nurodykite užsakovo už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį – vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Tai gali būti tas pats kontaktinis arba kitas asmuo. Taip pat, nors ir neprivaloma, užpildykite klausimyną, kuris padės tobulinti elektroninį katalogą bei įvertinti CPO.lt darbą. Nurodykite, kaip vertinate šio katalogo asortimentą, užsakymo pateikimo patogumą, ar pildydami užsakymą kreipiatės į CPO.lt pagalbos,
Ar manote, kad CPO LT veikla yra skaidri ir patikima? Pasirinkite vieną atsakymą ir jį pažymėkite. Užpildę visus privalomus laukus ir patikrinę pateiktą informaciją, pateikite užsakymą auditui. Atkreipkite dėmesį, kad užsakymo pateikimas auditavimui yra teisiškai įpareigojantis. Teikdami užsakymą, jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiai pirkimo kategorijai taikomomis VŠI CPO LT dinaminės pirkimo sistemos, tarp jų ir pirkimo sutarties sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis. Teikdami šį užsakymą, įsipareigojate sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusiu tiekėju. Patvirtinkite, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei formoje bus klaidų, sistema parodys skiltis, kuriuose trūksta ar neteisingai nurodyta informacija. Ištaisykite klaidas. Atkreipiame dėmesį, kad iki pateikimo audito dienos 14 valandos užsakymo krepšelį galima grąžinti į redagavimo būseną ir koreguoti, keisti paslaugų kiekius, specifikaciją, kitas detalės. Taip pat galite ištrinti krepšelį. Užsakymo krepšelio auditavimas gali trukti iki 5 darbo dienų, todėl planuodami pirkimą įvertinkite šį terminą. Jei audito metu randama klaidų, krepšelis grąžinamas tikslinti. Perkančioji organizacija ar perkantisis subjektas į nurodytą elektroninį paštą gauna pranešimą, kad reikia taisyti užsakymo krepšelį. Susirašinėjimas vyksta per paklausimų skiltį. Ištaisiusi klaidas, perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas užsakymo krepšelį vėl pateikia auditavimui. Kai užsakymo krepšelis yra audituotas ir jame nerasta klaidų, jis paskelbiamas. Tada jo statusas keičiasi iš audituojamo į paskelbtą. Paskelbus pirkimą, konkrečius pasiūlymus jame gali teikti tiekėjai, kuriems leista dalyvauti dinaminės pirkimo sistemos DPS tam tikroje kategorijoje ar kategorijose dėl metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų per CPO LT elektroninį katalogą teikimo. Užsakymo krepšelio būseną galite stebėti paspaudę nuorodą Pirkimo vykdymo istorija. Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, vyksta gautų konkrečių pasiūlymų vertinimas. Jei tiekėjas ar tiekėjai pasiūlo neįprastai mažą kainą, prašoma ją pagrįsti. Tiekėjai tam turi 2 darbo dienas. Pasibaigus tiekėjų konkrečių pasiūlymų vertinimui, nustatoma gautų pasiūlymų eilė. Taip pat suformuojamas sutarties paketas, parengta pirkimo sutartis, kurioje nurodytos visos pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos. Kreipkite dėmesį. Perkančiai organizacijai ar perkančiajam subjektui svarbu nuodugniai susipažinti su visomis pirkimo sutarties sąlygomis, kad galėtų tinkamai ir visa apimtimi ją administruoti ir naudotis visomis savo teisėmis kilus nesutarimams su tiekėju dėl sutarties vykdymo. Pirmoji pirkimo sutartį per 5 darbo dienas turi pasirašyti perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas ir išsiųsti tiekėjui. Po to ją per tokį pat laikotarpį 5 darbo dienas turi pasirašyti tiekėjas. Sutartis pasirašoma elektroniniu arba rašytiniu parašu. Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas ir tiekėjas turi vienodu būdu pasirašyti pirkimo sutartį. Įsigydami metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugas CPO LT elektroninėme kataloge prisidėsite prie tvaraus vartojimo, nes šis pirkimas yra žalias.